kaip jum apipurkšti aukštus augalus? Jeigu jūsų obelis, bele koks augalas, užaugo 5 metrų, o gal net ir 6, ir jum purkšti reikia aukštai. Tai turiu jums sprendimą, ir tai yra štai toks prailgintuvas. Čia mes turime rankeną, kur laikysime. Ir labai svarbus niuansas šitas prijungimas. Žiūrėkite, ką tai reiškia, kad mes galime prijungti su sriegiu, jeigu jis tinka, prie mūsų purkštuvo, pavyzdžiui, pulmik. Tačiau jeigu sriegis prie jūsų purkštuvo netiks, tai tada jūs galite čia pajungti bet kokią žarną. Tiesiog čia užveržiat, bet kuriam purkštuvui šis kotas tiks. Tarp kitko, jis yra labai lengvas, žiūrėkite. Nes pagamintas iš stiklo plastiko ir čia panašus principas kaip ir stiklo plastiko meškerės. Čia tiesiog prijungiame antgalį, purkštuvo antgalį ir tarp kitko dar čia turime štai tokią žarnelę. Štai galime prisukti štai tokią žarnelę. Kam jinai reikalinga? Prisukam. Ir ta žarnelė labai, jinai yra lanksti. Ir jūs galite lankstyti. Ir tai padaryta tam, kad jūs galėtumėte aukštai kažką palaistyt. Pavyzdžiui, vazoną, kuris ant sienos kažkur, ant stulpo kažkokio, jūs ištiesat ir galite palaistyt augaliukus labai aukštai. Bet dabar pademonstruosiu jums būtent purškimą. Ir tam mes prijungiame purkštuką standartinį. Kuris, kaip ir visi pulmik įmonės purkštukai, yra reguliuojami. Atsukam, srovė bus kompaktiška ir pasiekia toli. Užsukam, srovė bus plati, lašeliai bus smulkesni. Jungiam purkštuvą. Ir dabar žiūrėkit, maksimalus aukštis yra 5 metrai. Tačiau jeigu mums reikia ne 5 metrų, o mažiau, pavyzdžiui, 2 metrus. Ištraukiam. Pirmą dalį ir užfiksuojam. Užfiksavom. Ir dabar mes turime jau 2 metrų prailgintuvą. Ir galime jau darbuotis. Jeigu reikia atitinkamai 3 metrų, tai tada ištraukiam dar vieną dalį. Taip, užspaudžiam truputį. Prašau. Štai toks ilgis. Žiūrėkit. Žiūrėkit, koks aukštis. Ir jau galime darbuotis. O, puiku. O. Šiam purkštuvui užtenka galios, kad pakelti skystį į tokį aukštį ir kad labai gražiai purkšti. Gerai. O čia, štai čia turiu tokį augalą aukštą. Čia aš pasieksim. Taip, žiūrėkit. Galiu laisvai apipurkšti. Ir su tuo kotu mes galime apipurkšti pilnai. Ir net ir tokius medžius. Ir dar, čia buvo parodyta sodininkystėje, tačiau jūs galite naudoti šį prailgintuvą ne tik sodininkystėje, bet ir kituose srityse. Kažkam reikia paduoti plaunamąjį tirpalą ant saulės baterijų, kažkam reikia dezinfikuoti tam tikrus įrenginius. Ir tarp kitko, jeigu tai bus įrenginys, dezinfekcija gamykloje, tai tada jums reikės ne šitą purkštuvą panaudoti, o jau purkštuvą, kuris būtų Pulmik Industrial, kuris skirtas būtent pramoniai.
Gerai, tačiau šiandien buvo apie sodininkystę. Šis prailgintuvas tikrai padengs jūsų poreikį, jeigu jūs turite aukštesnius augalus. Užsisakykite dabar ir gero jums derliaus. Kukis rekomenduoja.